Nu tai sveiki. Antrą seriją jau praėjo lygiai 11 dienų iš po pirmos serijos su Mustangu. Ir ką mes nuveikėm per tą 11 dienų? Realiai visą tą laiką ieškojom detalių. Nes kai mes esam žali ir tai yra mūsų pirma mašina, tai detalės rasti buvo biški sunku. Bet jau 90% detalių mes turim. Ir šiandien pristatė mums kapotą su buferiu, Euro Americaną. Ir jie realiai pagelbėjo mums su daug detalių. Ir jie gali pagelbėti ne tik su detaliam, bet jie yra amerikietiško automobilių ekspertai. Jie gali patarti, pakonsultuoti. Jie veža detalės iš Amerikos, Europos ir trečiųjų šalių. Tai ačiū Dievui, kad jie mums pagelbėjo. Ir gavom buferį su kapotu ne bet kokį, o Dark Horse komplektacijos. Ši komplektacija suteikia automobiliui daug agresyvesnį ir ryškesnį charakterį. Nors tai ir nėra V8, bet su šiais buferiukais jie atrodys kaip saldainis. Tai ką mes sugebėjom sukaupti iš detalių per 11 dienų? Tai galit pamatyti, turime buferis, kapots, sparnai, kėbula dalis, kuriuos vešim kėbulistam, balkis, rėms, žibintai. Dar laukiam žaliuzių, dar kelias detalės laukiam, bet realiai 90% detalių jau yra pas mum garaže. Tai kaina maždaug už viską, ką jūs čia matot, plus dar kelios dalis atkeliaus, už viską gavos apie 3000 eurų. Už 3000 du golfus betus gali kieme pasistatyti, violetinius 1.9 motoriuką ir aižiuoti, į maksimą ir atgal tarą išvežti. Mes tik garaže matom tos 3000 eurų čia. Realiai, nėra ką žyti. Šitie vešis pas kėbulistus, jie padarys savo darbą, mes jų nekišim nagutė šitų reikalų. Ir einam pabandyti išpakuoti tą buferį ir kapotą ir pažiūrėti, kaip atrodo. Uždėtą mortiką, pastatyti mašiną ant ratų ir tada bandysim imti arbagus lauk. Varom. O čia tik nėra. Dar grotelės. Dar grotelės. Žirgs. Juots. Čia jaučiu sidėtas, ne, metalinis? Jau. Ką? Jau. Gerai, eik čia, Serioga. Tėdis nenori rodytis kamerai, nes dar nebuvo kirpyklai. Tai tau žiūrėk, Hebra sakys, tau geriau ilgesnį plaukai negu trumpi. Bliomba žvėriškai atrodo. Nu. Bet čia kaip surinkti, čia galėjo kokią instrukciją atvežti. Pažiūrėkit, kiek čia dalių. Jūs pažiūrėkit, kokį puzlę. Vaikystėje dėliau puzlę su Simpsonais, o dabar tenk Mustangą bumperį rinkti puzlę. At kaip laikai keičiasi. Nežinau, kaip čia surinksim, viskas ant tokių varžtų. Šaibos, varžtai. Varžtų daugiau negu iš pačios mašinos išardėm, kai ardėm visą mašiną. Čia daugiau varžtų šitą maišelį, negu visą priekį nurinkus. Pažiūrėkite, kapotanską. Kapotėlis koks. Eik tu savo, kokia švelnuma. Čia tie įtarių irgi dažysis, nes atrodo tai taip taivaniška plasmasė, tokį kvėp gumom. Bet gerai atrodo, ne? Klausiu, gerai atrodo? Jo. Ne tavęs klausiu. Gerai atrodo, klausiu. Žiūrėk tu man. Nu į viskas, detalės apžiūrėtos visos. Užteks čia maliauotas nesąmonės. Einam dirbti, einam amortiką dėti. Išsivarom į kiemą ant ratų ir arbagus reikia išimti. Šiandienas tokia misija. Važiuojam. Amortizatorius. Pilns komplektas su sprandžina, su atraminiu, 180 eurų. Čing, čing. Iš, aišku, Euro Americaną. Einam išpakuoti. Peilį reikia. Čia atein kažkas pas mum į garažą į rūką. Nesuprantu, kas čia rūka, bet kažkoks bilduks vaikšta po garažą. Išpakuojam, kur peilis. Pažiūrim. Įvat, mūsų amortizatorius. Nepradedam. Mes žinom, kad nieks nedad vienos naujos sprandžinos. Mes ją pakeisim į seną. Turim garažinius įrankius. Tai su šitais pakeisim į naują sprandžiną. Nu, ne į naują, į seną įdėsim sprandžiną, todėl kad
In sveika yra, bet paėmėm visą kompletą, o apdruk dar kažkada bus koks Mustangas. Ir reiks kokios dešinės pusės naujas sprendžimas. Vieną jau turėsim, nebereikės pirkti. Šviežumo įsikūnijimas. Ir dabar klausimas tik vienas. Ar šie įrankiai pajėgs tai padaryti? Kaip sakai, spaus. Ai, ir dėmesio, nedarykit to namuose, nes tai nėra visiškai saugu. Bet deja, amerikietiškos sprandžinos įveikia mūsų kaimietiškus suspaudėjus. Nu, tai gal šį kartą palauks, dabar įdedam, taip vis tiek visą važiuoklę ardysis. Taip, ką dedam su šito, bus gerai. Nu ja, laikinai bus gerai. Nu, daug suspausim. Nu ja. Žodžiu, laikinai dabar įdėsim taip kaip yra, nes tie įrankiai tokie jau biški pavargę. Ir atva taip mes visą važiuoklę kaulai keisis, traukės keisis, šits keisis. Tai tada ir supresuosim su normalesniais įrankiais. Gal per tą laiką įsigysim kažką normalesnį iš įrankių, kad būtų normaliai suspausti, nes tie tai čia ne visiškai saugus. Jie, kad tai tarnavė. Amortiks uždėts, jamam zapaskė. Šiaip zapaskė tokia graži. Galėtų būti visi ratai kaip zapaskės. Kaip sako, tie gražiai atrodytų. Oi, blėt. Nu va, mūsų zapaskinis. Aik, tu kaip atrodo. Kelias varžtus tuo įsupam. Tai dabar važiuosim tepaliuką pasimti. Šitą zapaskę paliekam dabar taip. Pakeisim tepalus. Taip, kad šutina mane. Tepaliuką pasimti. Tepalą važiuosim pasimti nebe su bet kokią mašiną. Visgi komfortiškai reikia važiuoti tepalą pasimti. Tai važiuosim su šito. Su limuzinu. Užeik. Ai, išvažiuosim? Išvažiuosim. Sėsk. O! Ar pasiruošęs pasažėris? Ar seks benzą? Užteks. Svajonių diena prasideda tyliai, kol mes tampam naktiniai. Ein, va, tepaliuką paimt. Paims tepaliuką, va. Čia mūsų vajoniškė vietinės detalės. Kokios reiks rasi iš kartą, nieko nereik važiuoti, atvažiuoji tą pačią sekundę detalės gautos. O, paimiai? Paimiau. Super. Kokią paimiai, kiek litrų? 6. 6 litriukus? Nu, gerai, važiuojam. Paperdė. Labai ilgai čia bėg. Paragauti tepalą? Kiti ragauji, pažyta geras. Stiklinę atsineš. Neblauks, kai Coca-Cola. Visai poch. Nu greičiau, bėk. Čia kokį padangykė dešrygalis. Nu, tik euro. Saulės piešt gerai bus. O ja, burnauta. Nuleidžiam ir bandom užkurti. Mašina pirmą kartą palėtė mūsų garažą grindis. Traukiam lauk lapionskus, nes jau visiškai galim tai padaryti. Pasiemam raktą. Jungiam degimą. Pamiršom tepalą užpildyti. O gal čia tik juokaujam? Tai va, ką dabar turim padaryti, tai išimti orą pagalvės.
nuvalyti langą ir išvežti pas kėbulinius. Tai pirmą, ką padarom, tai nusiemam vairą orą pagalvę. Tai dažniausiai mes esam susidūrę su pagalvėm, kai reikia išsukti varžtus, va pas mane Mersė taip yra, bet čia tiesiog pasiemi va tokį įrankiuką, kiši ir ten yra tokia kaip laikikliai. Juos pastumi ir jie atfiksuoja visą airbagą. Bum, viena pusė padaryta, kita. Turėtų iššaut palį viską, tik reikia pataikyti gerų kampų. Aš visokiais kampais gali eitis. Vsio. Tai čia reiškia dar vienas apatinis. Reikia biškį planesnę virbalą. Atšoviau. Reiškia, ja, apačiai irgi laiką, matai, 3. 3 yra iš viso. Reikia plaukščios patvirkės. Tai deda biškį greitai. Gerai. Nu čia taip nebuvo sunku. Va šits bus sunkesnis. Va šits. Na čia labai kieta Mustangė plasmasė yra. O žinot, su plasmasėm visą laiką yra baisu, kad kažką nulauši. Įtikėtina, kad šiandien mes kažką nulaušim. Kad čia taip tvirtai. Jausmas, ką ne čia. Čia kaip prilietuota, ne? Ko? Žinot, kas keista? Kad žiūrėkit, čia atrodo kaip... Čia gali būti, žinok, nuo smūgiai įsilydė. Ja, galbūt nuo smūgiai įsilydė. Matot, kaip čia va patirpė. Ja, čia peizė. Sodinam te daušį. Aš už kameristą pabūsiu. Kažką padarys. Sulaužys greičiau. Gal padarys. Ja, čia, nu čia nieko nepadarys. Nu vat ir airbagas. Gavos toks, nieko geriau negalėjom padaryti. Nu va čia atsilaisvinam, nusiėmėm šitą visą plasmasę ir va ten matos pačią airbagą varžtai. O šits yra visas viena dalis. Tai čia kol jį nuimtume, ateitų rudenis. Tai tiesiog kišim ranką ten giliai, bandysim atsuktos varžtus ir palį viską turėtų įsimtas airbags. O kas svarbiausia, kad kai nori kažką pažiūrėti internete, kaip tai daroma, nėra. Todėl, kad labai mažai dar yra video padaryta ant tokių metų mašinos, kaip jin ardos. Tai realiai viską turi pats žinoti. Arba sukt ir mokytis. Apain. Nežinau, gal, nejaučiu. Ten dar vienas varžtas yra, va, už šitos plasmasės. O kad visą šitą nuimti, tai realiai visą apatinę dalį panelę turi nuardyti. Nu, Mustangai inžinieriai kabint medalį jums reiktų. Labai lengva čia prieimą padarėt, žiaurų mini. Ačiū. Ačiū Ford Mustang. Opa, judesis jau yra. Jau jud airbags. Nu, auksinės rankos. Auksinės rankos, kai nematai ką suki, bet sugebė atsukti. Pusę atsuko, ko nereikia. Pusę atsuka, ko nereikia. Užkursi mašiną, išdirbs panelis. Eik, tu jau jud airbags. Paplokim visi. Dabar plojit. Plok. Čia geras dalyks, va. Uždėjai telefoną, kraunas. Jaučiu, visose naujose mašinos jau toks dalyks yra. Bet kadangi pas mums visos senos mašinos, tai tokių dalykų dar nematėmės. O nebent Bold Drive arba CTB, kai įsinamuoji kokie Hyundai. Ten gali pamatyti. Negi čia irgi bus ištirpęs? Ne. Ai, net atsuka patį maišą. Čia va, šovinis. Nu ką, nėra čia ką žiūrėti. Gražu, negražu, nežinau. Jums spręsti. Bet airbagai išimti. Woohoo! Ne, manau, kad čia sutvarkomai. Na, bus matyti. Supleiš. Jeigu ką teks naujus pirkti. Reikia kaip Armstrongs pažiūrėti, palikoda gal tink nuo kokio Opelė. Ką? Einu pažiūrėti, gal iš tikrųjų. Pabandysiu rašyti kodą internetą. Germany. Jau gera žinia Germany. Ne Amerika, o Germany. PR3B. 409 eurai airbags. Ir ne, čia grynai Mustangam tik 409 eurai. O tu ką tu, kokį žiūrėjai kodą? Šitą. Palauk, pati. Tai čia pats ir yra. Paliekam ramybėj, paverksim vakare. O kai verkia, dažniausiai Dievas matai kažką stulbinančią tau atsiunčia. Šitas parsivešiu namo paverkti. 409 eurai. Kodėl negali
kai jie pastatai tas aikštelės, kodėl jie tiesiog negali nieką nepiešti ant tų langų, uždėti popierį kokį viskas. Ne, su dažai, su nakleikom, ant saulės, paliek, išmaliavoj. Šakį nesąmonė. Turim tokį specialų iš Hado. Jis nuim užsilikusius klyjus nuo lipdukų. Tai gal pravers, nes nelabai buvo kur jį išnaudoti, bet išnaudosim pirmą kartą ant Mustangą. Gal nuims. Tai gali pūsti ant to balto. Užknisantis darbėlis, užknisantis. Kantrybės reikia daryti. Kuntrybės reikia daug daryti. Nu va, langs jau kaip ir blizg, bet turim vieną žymę. Va. Matot? O atrodė stiklas ledinis, kai buvo iš paizalėt visokiam nesąmonėm. Nuvalėm, pasimatė defekts. Viens taškiuks. A dabar reikėjo jam čia būti? Klausiu, dabar reikėjo jam čia būti? Nereikėjo. Nu va, dabar pro langą matos labai gerai. Šiaip ne viens iš jūsų į komentarus rašė, kad norėt pamatyti daugiau iš saloną. Čia šiaip nėra ką daug matyti, apart didelis ekrans, pusiau elektrinės sėdynės, nes vis tiek su rankenėlė valdos visas šits. In tik važiniai į priekį ir atgal su elektra. Su atmintim, čia turim 6 mygtukus, į daugiau viskas yra integruota į ekraną. Bet aš dar nė kartą nesėdėjau gale. Čia vietos tai... Aš nežinau, čia Beta tada turi vairuoti, tai tada gal ir tilpčiau gali atsisėsti. O Jėzu, kaip čia gali sėdėti? Tik va taip te gali, taip te telpi. Aš va jeigu normaliai sėdžiu, va. Tik kam tas galinės sėdynės da čia daryti tada? Tai galėjai iš vis daryti dviejų sėdynių mašinai viską. Čia tik bulvių maišam dėti. Rimtai, va, neįmanoma. Taip turi va sėdėti. Nebent... O jeigu čia atsilenktų žmogus, va. Jis jeigu čia sėdžia. O, jes. Pabandyk, Tedė, atsisėsti į priekį, va dabar, jeigu tu vairuotum. Tu vairuoji, telpi? Ne. Netelpi? Tai aš irgi, va, viskas. Tilpau. Nu, šiaip galėčiau važiuoti. Nu, kažin toli pavažiuotume. Ne, vietos tai čia, va, štai, va, taip turi sėdėti gali. Sulenkęs galvą. Įdama nugarą skauda. Tai va, tokie, ką mes turime iš ekraną, nueik į tuos features, kur keičia My Mustang. Tai va, gali pasidaryti čia trasas, kad tipo, kas tas line lock? Lock the front brakes while allowing the rear wheels to spin without moving. Tai čia žinai kam? Čia burnautai. Ir dar kur yra tas, kur va, acceleration timer. Čia žodžiu, va, gali pasidaryti va, per kiek laiką iki 100 km. Tai kitoj serijai šitą būtinai išbandysim, visus išbandysim, kur max iki 500 siektume. Lempas irgi keičias, ambient lighting. 500 km per valandą. My color, va, čia gali keisti lempas visas, žodžiu, salons, tada deg, yra visur ambient lighting. Pasikeičia, va, ten parodį, kur kojus. Ai, dabar nesimatys. Nu, bet žodžiu, navarotų yra, bet iš pačio saloną, nu, jis nėra, nu, toks va sakau. Jeigu ne tas ekranas, tai čia būtų tuščiausia mašina, kokią esu matęs savo gyvenime. Ir tos galinės sėdynės čia yra visiškai nieka vertos. Nesuprantu, gerai gal padarė va, ką maišiuką galėčiau vazdyti Maximus. Bet čia tik 2 žmonėm važiuoti. Čia tik 2. Ai, ir dar spidometras keičias, va, gali pasidaryti Classic, kaip senaujiniam šelbėm. Čia pats neseniausias, nuo 9 iki 01. Čia pats seniausias, va. Tokį va gali pasidaryti. Ramų, va, ramus čia. Ramiai savo po miestą, raižai. Čia trasos, va tas man labiausiai patinka. Šis geriausias. A gal prakošėm pro kaimą? Sakai? Na. Galim. Pabandom, hebra. Tik čia, nu, kieme realiai važiuosim. Pabandom. Kamera labai ryškiai šviečia. O, mano mersas toks. Oi, mustangėlė, muskangėlė. Švarus langs pagaliau. Į čia priekį jaučias, va, kai tanksas, labai bardačius, labai aukštai, taip, kai su tankovežiu.
Man patinka į tą turbiną. Piu! Šį kartą pamatysi tik tiek. Čia nevažiuok. Kai susirinks bamperis, kapots, viskas, tada jau ištestuosim visapusiškai. Ištestuosim tada visais būdais. Galinių padangų dar nekeisim, paliksim amerikoniškas padangas, kad iki vėlų jas nudėvėti ir tada galėsim keisti naujas padangas. Dabar ką darysim? Sorry už nesklandumus. Tėdis pradėjo uosit, galvoja, kad kažkas deg, bet jis pamiršo, kad jis padangas svilina. Tai teka biškį išjung kamerą, nes įsigandom, kad kažkas deg, nors buvom visai pamiršę, kad padangas svilinam visą tą laiką. Gerai, einam sparną imt ir viskas. Šiandienai viskas, po rytą atvažiuoji tralist, paim mašiną, važiuojam į Šiaulius, suvežam visas detalės ir lauksim, kol sugrįš iš kebulistų. Mašinos nevarysime garažą, gražus ors laukia, tai laukia visą šitą reikalą atliksim. Ant kelėnų ir ant skaldos. Va, ten reikia atjungti šitą pypsį. Nu, žodžiu, tų pypsių pilna. Juos visus atjungti, nusiimti posparnį, nusukti sparną į viskas. Greita ir paprasta. Sukam sparną. Chebra, žiauriai karšta. Pas mum, kai visada, reikia vežti detalės, pirmą turim ištraukt kažkokias nereikalingas lentas. Nežinom, iš kur čia jūs atsirado. Bet faktas tas, kai jas reikia ištraukti. Atvažiavo, jaučiu. Judam į Šiaulius. Pasidėjom žibintus čia, saugiai, nes jeigu dėsim gali autobusę, tai šokinės ten, kai jam batutą. Nuvažiuosim ir nebebus su žibintu. Tai ant salone pasidėjom, dar reikia kelių nusipirkti, į saliarko susipilti. Mes galim užgesti. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu pažiūrėjot šį klipą iki pat galą, tai būtinai paspauskit laiką ir parašykit komentarą, ar jums patiko ar ne. Nes kaip matot, kad šis video jau yra ilgesnis negu praeits, tai jau pažanga yra. Ir jeigu taip žengsim ties kiekvienu vidosu, tai po 5 mėnesių vidosas turėtų būti 5 mėnesių trukmės. Kaip jums būtų toks variantas? 5 mėnesių žiūrit vieną klipą, kaip tvarko mašinas. Be perstojimo. Tai va, jeigu reikia mašinos iš Amerikos arba iš Europos, Kanados, būtinai kreipkitės į Pro Transportas, pas juos yra A lygio aukciono mokesčiai, tai pas juos sutaupot. Ir sklinda gandai, kad nei vienas iš jūsų dar nepanaudoja mano nuolaidos kodo NOIZ. Jūs sutaupot 150 €, jeigu jūs panaudosit šitą nuolaidos kodą. Jums nereiks sutaupyti. Visi babkių prikalė. Nepamirškit, NOIZ nuolaidos kodas, sutaupat 105 € pas juos perkant automobilį iš Amerikos. Viskas paprasta ir greitai, jie man pristatė į garažą ir dar net padėjo su detalėm, kur rasti, nes mes esam žali. Tai dėl to jums reikėjo taip ilgai laukti, todėl kad mes detalių ieškojom vos ne 2 savaitės, bet jau 90% turim. Tai va, tai dabar mašina yra atiduota į geras rankas, ten darbai vyks, ten viskas vert, kep. O mes biški dabar pailsėsim ir kepsim jum naują vidosą, kol Mustangs dar yra ten. Gal prieisim prie krekždės, nes ten reikia daug virint, tai
vis kažką reikia parodyti. Tai jaučiu, sustinkam kitam vidose ties Kregždė, o gal kas čia žino, labai greit baigs Mustangą ir Mustangs jau sugrįž pas mum ir vyks tada surinkimo darbai ir driožimai. Iki kitą kartą, kebra. Čiau ir nepamirškit paspaust laiką.